Mhm. Ačiū kolegijai visom prasmėm ir asociacijos prasme dalyvavimo ir taip pat ir institucijos. Tai aš esu Rasa Pocečienė, atstovauju Šiaulių valstybinę kolegiją ir iš tikrųjų tai ačiū už tą tokią tikrai ir garbė ir kartu tokia didelė atsakomybė pristatyti mūsų projektą, pasidalinti tais darbais, įžvalgomis ir mintimis su kolegomis ir kartu palaikyti, išlaikyti tą toną ir tokią iš tikrųjų gana aukštą kartelę, kuri jau 5. dieną čia mes girdim, dalyvaujam, matom ir dalinamės. Tai vakar aš irgi klausiausi kolegų, jų projektų, tai tikrai pasiėmiau tam tikrų minčių ir idėjų ir norėtųsi sudalyvauti, tai tikiuosi, kad jūs irgi galbūt išvelgsite ir mūsų projekte kažkokių tai įdomių dalykų. Tai mūsų projektas jau yra pasibaigęs, tai realiai yra viskas padaryta ir sukurta. Kodėl galbūt iš tikrųjų LEDEN bendruomeniai nereikėtų aiškinti, kodėl aktualu buvo kurti tokį projektą ir tam tikrus, kaip sakant, produktus, juose skaitmeninių kompetencijų ugdymasis aukštajame moksle, bet matyt, tas aktualumas, mes sau jį taip įsivardinome, kad iš tikrųjų dideli ir vis didėjantis tie informacijos kiekiai, jos įvairovė, gausa, skaitmeninimo tempai, mastai, besikeičiantys, augantis vartotojų poreikiai, kitokie tie poreikiai, gauti ne bet kokią, bet gauti patikimą, kokybišką, aktualią informaciją, atitinkančią poreikius ir aišku, visą tai suponuoja ir tų naujų kompetencijų poreikiai. Ir dėl šitos priežasties 5 projekto partneriai, tarp kurių buvome ir mes, projekto idėjiniai vadovai ir pareiškėjai buvo Malagos universitetas Ispanijoje, ir kartu su juo ir kolegomis iš Bukarešto Politechnikos universiteto Rumunijoje, taip pat Liumbergo taikomųjų mokslų universitetu Belgijoje ir Primorskos universitetu Slovėnijoje, bandėme sukurti tokį visą komplektą, taip sakyčiau, priemonių, kurios padėtų ugdyti taip vadinamas tas skersines arba transversinės, kaip mes anglišką terminą vartojame, skaitmenines kompetencijas, parengti ugdymosi programą, metodiką, parengti nuotolinį kursą tinkamą tam, Moodle aplinkoje netgi sukurti savivaldaus mokymosi valdymo sistemą, kuri irgi įgalintų padaryti tai ir padėti. Tai aišku, tikslinės grupės arba orientyras, kam visą tai būtų skirta, tai daugiausia orientavomės į aukštųjų mokyklų studentus, kuriems reikia tų aukštesnių skaitmeninių įgūdžių, tam, kad jie galėtų tinkamai adaptuotis, integruotis į darbo rinką, taip pat profesionalams, kvalifikuotiems specialistams, kuriems nuolat reikia atnaujinti tuos savo gebėjimus ir įgūdžius ir tuo labiau, kad tikrai, kaip minėjau, labai didelė kaita yra šitoje srityje. Ir taip pat mūsų fokusas buvo į įmones, mažas ir vidutines, ypač aktualias praktiškai kiekvienam iš mano minėtų partnerių regionų, kuriems irgi kyla problemų ieškant, samdant kvalifikuotus darbuotojus, kurie išmanytų tas šiandieninės technologijas, poreikius, galėtų tinkamai atrinkti informaciją, galėtų ją valdyti, tą skaitmeninį turinį ir darytų visą tai kokybiškai, tinkamai ir taip toliau. Tai, kaip jau sakiau, mūsų projektas yra pasibaigęs, baigėm mes jį praktiškai, visos veiklos birželio pabaigoje, ataskaitos rugpjūčio ir Liepos mėnesį. Tai kasgi buvo padaryta, kas sukurta ir kuo galima naudotis. Tai labai džiaugiamės, iš tikrųjų eiliškumas ne visai buvo toks, bet mokymo programa, kuri yra orientuota į skaitmeninių tų kompetencijų ugdymą, dar truputėlį apie tai vėliau pakalbėsiu. Tada metodinis vadovas, kurio pagrindinė idėja buvo paskatinti dėstytojus integruoti tų skaitmeninių kompetencijų ugdymą į savo dėstomų dalykų turinį, į didaktinį, tą edukacinį procesą ir visą aparatą, vertinimo galbūt kažkokius tai procedūras ir informuoti studentus, absolventus, specialistus taip pat apie tą nuolatinio mokymosi svarbą ir aktualumą jų karjeroje. Tiesiog, kaip sakant, pateikiant įrankį, paraginti dalyvauti nuolat toje mokymosi visą gyvenimą sistemoje. Taip pat buvo parengta
yra parengta atvira edukacinė medžiaga tų aukštųjų mokyklų dėstytojams, mokymo vadovams, studentams, jeigu jie norėtų tobulinti tiek savas, tiek ir savo studentų arba darbuotojų tas kompetencijas. Žinoma, teorinė medžiaga reikalinga palengvinti, mes tikrai šiandien, ko gero, nei vienas neįsivaizduojam mokymosi arba kažkokios tai mokymosi priemonės, programos, kurioje nebūtų audiovizualinio turinio, kas tikrai įgalina tą medžiagą padaryti ir tokią interaktyvesnę, ir labiau įtraukiančią. Ir taip pat šitame turinėje buvo taip pat integruoti ir tokie specialių ugdymosi poreikių turintiems žmonėms reikalingi įrankiai. Taip pat Solertija, tai mokymosi valdymo sistema, kuri reaguoja ir ypatingą dėmesį skiria būtent mokymosi studijų rezultatams, kad kiekvienas vartotojas, tas besimokantysis, galėtų kurti tą savo asmeninę mokymosi patirtį, todėl ten buvo ir tam tikrų žaidimų elementų, ir to savivaldumo, tai yra galėjimo pasirinkti, apsispręsti, kaip sakant, kurias iš užduočių rinktis, kurias, sakykime, ką gautų ir tam tikrą bonusų sistemą buvome sugalvoję, kaip paskatinti tą interaktyvumą, bendravimą tarpusavio, keitimas informacija, kad tas mokymasis būtų ne tik tai paskaityti parengtą medžiagą, atlikti užduotis ir taip toliau, bet ir pačios grupės besimokančių interaktyvumas per forumus, per dalyvavimą, kaip sakant, ir dalykinės tas diskusijas, ne tik sprendžiant kitus klausimus. Na ir tų skaitmeninių kompetencijų specializacijos kursų įgyvendinimas partnerių institucijose, tai iš tikrųjų kursas buvo testuotas ir 10 studentų iš kiekvienos aukštosios mokyklos, tai yra 50 studentų iš viso, testavo tą kursą ir vėliau aš irgi parodysiu, kaip sakant, jų tą nuomonę, atsiliepimus apie patį kursą. Tai pati programa, mes iš tikrųjų turėjom kuo remtis, tai nebuvo visiškai tuščioj vietoj. Vienas iš tokių atramų mums teorinių buvo DICCOM 2.2 programa, kurioje pagrindinės tos 5 sritys buvo išskirtos ir mes iš tikrųjų ir savo vėliau programą modeliavome pagal tas pagrindinės 5 sritis, tai informacinis ir duomenų raštingumas, bendravimas, bendradarbiavimas, ypač skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, ypač, kaip sakant, asmens duomenų privatumo apsauga ir taip pat problemų sprendimas, įskaitant ir techninių problemų sprendimą. Na ir kadangi vis tiek daugiau atstovaujam aukštojo mokslo sektorių ir kaip sakiau, jau kas buvo tos mūsų tikslinės grupės, tai nutarėm, kad ko gero jiem tikrai nereikia 1., 2 lygmens, todėl savo dėmesį kreipėme į 3., 4. ir 5. lygmenį tų kompetencijų, kurios yra ir pateiktos šitoje būtent programoje. Tačiau nepasikliaujame vien tik tai programa, buvom atlikę ir tam tikrą tokį teorinį diskursą ir akademinio turinio, ir tokio populiaresnio turinio, tai kokių tų skaitmeninių kompetencijų reikia šiandien darbo rinkai, kokios jos būtų aktualios, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ir todėl iš viso šito paketo siūlomo DICCOM 2.2, tai irgi buvome pasirinkę tam tikras tematikas. Ir kalbant apie informacinį ir duomenų raštingumą, tai daugiau dėmesį kreipėme į informacijos poreikius, kaip juos suformuluoti, kaip surasti, gauti skaitmeninius duomenis, informaciją, turinį, spręsti šaltinio turinio aktualumą, saugoti, valdyti, tvarkyti tuos skaitmeninius duomenis, informaciją ar turinį. Truputį čia noriu sustoti pasakydama, kad labai įdomi buvo mūsų komanda, tų 5 universitetų komanda, aukštųjų mokyklų komanda, tai kad kolegos partneriai atstovavo daugiau tą informacinių technologijų ir žmonių dirbančių su skaitmeniniu turiniu, informaciniam technologijom sektorių. Kadangi Šiaulių valstybinėje kolegijoje mes turime unikalią iš tikrųjų studijų programą informacijos valdymas, kurioje integruojasi tas skaitmeninis raštingumas kartu su informacijos tiesiog to turinio atranka, tai ta pirmoji dalis buvo, atrodo, kad specialiai mums, kaip sakant, numatyta ir sutverta, tai čia tikrai mes galėjom integruoti tą savo socialinius tokius kompetencijas gebėjimus su tais skaitmeniniais arba informacinio technologijų gebėjimais.
Taip pat irgi po tos analizės, tos teorinės ir to praktinio diskurso analizės ir remdamiesi programa iš antros dalies bendravimo ir bendradarbiavimo irgi atsirinkome daugiau su bendravimu, bendradarbiavimu, naudojant technologijas ir suvokiant kultūrų ir kartų įvairovę tematiką, dalyvavimo visuomenės gyvenime per viešasias ir privačias skaitmeninės paslaugas ir tą pilietiškumą ir tą valdymą skaitmeninio buvimo, tapatybės ir reputacijos. Skaitmeninio turinio kūrime daugiau dėmesio kreipiam į kūrimą, redagavimą paties turinio, tobulinimą, integravimą jo į esamą žinių rinkinį, jau suprantat, kad kaip jos turi būti taikomos laikantis autorinių teisių, ten licenzijų ir taip toliau, ir kaip mokėti duoti suprantamos instrukcijas kompiuteriniai sistemai, kaip aš sakiau. Saugumas vėlgi asmens duomenų privatumas skaitmeninėje aplinkoje, fizinė psichologinė sveikata, žinios apie skaitmeninės technologijas, kurios skirtos socialiniai geroviai, socialiniai įtraukčiai, skaitmeninių technologijų naudojimo poveikio aplinkai suvokimo klausimai ir taip pat problemų sprendimas, tai identifikavimas poreikių, problemų, konceptualių tų problemų sprendimo ar situacijų skaitmeninėje aplinkoje, naudojimasis skaitmeninių priemonių, procesų ir produktų naujovėmis, na ir tiesiog neatsilikimas nuo tos skaitmeninės tokios raidos. Tai iš tikrųjų paėmėm ne visai viską, bet pabandėm suintegruoti. Pati mūsų mokymo programa jau yra sudaryta iš 5 modulių, praktiškai atliepiančių tas DICCOM 2.2 programos sritis ir kiekvienas iš modulių turėjo 12 temų. Kiekviena iš tų temų buvo parengtas 3 variantais, tai 3., 4. ir 5. lygmeniui, vėlgi siekiant skirtingo lygmens, kaip sakant, tų rezultatų. Taip pat visos jos turėjo praktinės užduotis, savikontrolės bei kontrolės testus. Ir visa tai yra parengta 6 kalbomis, tai yra visų partnerių kalbomis ir taip pat anglų kalba. Aš pabandysiu, gal pavyks man įeiti į mūsų puslapį, tiesiog, kad labai gražiai vizualiai parodyčiau, pasirinksiu versiją lietuvių kalba, na ir tiesiog, kad jeigu norėsite, galite ten tikrai nukeliauti, pasižiūrėti ir pasiieškoti, paties projekto rezultatai, kaip aš jau minėjau, ir mokymo programa, ir vadovas, ir ta pedagoginė medžiaga, ir turinys audiovizualinis ir panašus dalykai, na ir galbūt labai aktualus yra tas mokymosi kursai. Tai va čia tuos 5 ir turime tuos kursus ir kaip jau minėjau, tie visi 5, po 12 tų tematikų yra įvairiai išskleisti. Tai kadangi labai daug laiko neturime, tai grįšiu tada gal pas jūs prie to pristatymo, tai dabar ta studentų nuomonė, arba tų, kurie, pavadinau juos studentais, bet tie, kas testavo kursą nuomonė, tai apskritai labai teigiamai įvertino tą kurso turinį ir ypač teigiamai įvertino, aišku, tą integraciją teorinio ir praktinio elemento, kuriuo metu tikrai per praktinės užduotis buvo galima pasitikrinti tas teorinės žinias ir jos tikrai padėjo įsisavinti medžiagą, na ir kaip pažymėjau truputėlį paryškinau, kad tikrai jiems labai irgi aktualu buvo ir pozityviai vertinamos tos diskusijos, tas dalyvavimas forumuose, kas mane iš tikrųjų irgi nustebino, tai buvo tikrai labai dalykinis bendravimas, gana ilgas ir didelio teksto turinio susirašinėjimas, sakykime, kaip taikomos programos, kokies ten įskiepius naudoja, nenaudoja, kaip jie atlieka paiešką, patarinėjo vienas kitam ir taip sakant, ta dalykinė pusė, tai nebuvo tik tai, patinka, nepatinka, arba ten kažkokios tai, sakykime, komentarai dėl organizavimo ar panašiai, nors tokius irgi buvo galima pateikti. Taip pat studentai labai teigiamai vertino pačios mokymosi platformos navigacijos paprastumą, kas mano supratimu irgi labai yra svarbu. Kad tiesiog pats tas procesas nesukeltų įvairių tų rūpesčių ir nepatogumų. Jeigu tų kliūčių ir buvo, tai natūralu, kad buvo, tą matyti ir testuojame, naujus produktus visada. Ko gero vargu ar tikimės, jog jis bus idealus sukurtas, bet savalaikė dėstytojo pagalba ir tinkama konstruktyvi ta pagalba tikrai labai padėjo. Tai mes kaip dėstytojai irgi dalyvaudavom tose forumuose, reaguodavom ir pristatydavom ir
kadangi buvom irgi nutarę projekte naudoti technologijas darant vertimus, verčiant į savo nacionalines kalbas iš anglų kalbos, nes rengėm pirmiausia anglų kalbą visą tekstą, tai tiesą sakant, nebuvo taip labai paprasta mums ir slovėnams, naudojant tuos įrankius versti į lietuvių kalbą. Rasa irgi labai daug bendradarbiavo tame projekte, tai jį gali irgi galbūt pridėti kai kurių minčių, papildyti mano pristatymą, bet tikrai mums reikėjo redaguoti gimtąją kalbą tuos tekstus ir kartais, kadangi vis tik tai nemažas terminija, žodynas ateina iš anglų kalbos ir kartais mes juos tiesiog tuos anglicizmus naudojam ir savo lietuvių kalboje, tai studentai sakė, jog grįžimas ar pasitikrinimas anglų kalbos tekste buvo visai geras variantas, tada tokiu būdu tarsi mes ir tuos lietuviškus terminus, kurie yra susijęs su skaitmeniniu kompetencijų ugdymu ar apskritai, bet šitą sritimi mes juos irgi savotiškai įsivedame tokiu būdu. Tai aš matau tokią, kitą šalutinę vertę, ko tikrai nebuvo numatyta projekte. Na ir studentams labai patiko galimybė rinkti taškus, dalyvauti, žodžiu, patiems valdyti tą savo mokymosi procesą ir gavus tam tikrą skaičių, sakykime, atlikti daugiau arba mažiau ten tų užduočių ir taip toliau. Aišku, mūsų kaip dėstytojų užduotis buvo sukonstruoti tą turinį taip, kad mes vis tiek pasiektume tų rezultatų ir už nieką nedovanotume tų taškų ir taip toliau. Tai bendras kurso ir viso modulio vertinimas tikrai buvo teigiamas ir dauguma studentų jį rekomenduotų kitiems. Tai kadangi mes realiai tik baigiam, dabar duojasi truputėlį įsibėgėjam, tai tikrai ateityje manau, kad mes tą kursą tikrai panaudosim, išnaudosim ir kada mes aptarinėjom, jau partneriai tarpusavyje vertinom ir reflektavom apie kursą, tai tikrai manom, kad tikrai labai naudinga, gera medžiaga, labai pritaikomas jis kai kur. Vakar iš tikrųjų girdėjau, kai kolegos sakė apie mikrokredencialus, mes jų taip neįsivardijome čia, bet iš tikrųjų manau, kad tai galėtų būti irgi traktuojama kaip viena iš tokių irgi galimybių tai gauti, jeigu tai būtų, kaip sakant, formaliai įgyvendinama. Tai va, tai ačiū Jums už dėmesį, nežinau, ar sunaudojau per daug laiko, ar dar ten jo liko. Jeigu matyt klausimai bus jau vėliau, kaip supratau. Ačiū, labai taikliai, lygiai iki 15 minučių ir tilpote, gal tikrai nėra tai būtina ir kitiems būsimiems pranešėjams įsitempti, bet aišku, tai rodo profesionalumą tilpti laiką. Ir kaip tik planavau pasiteirauti dėl sąsajos su kredencialais, bet užbėgote už akių ir pati pakomentavote, kad tai galėtų būti ir studijų dalis, įskaitoma dalis. Todėl gal paklausiu kito klausimo, kiek yra svarbus partneriai tokiuose projektuose, ypač inovatyviuose, kada diegiama kažkas naujo, ar jie turi būti seni, geri patikrinti, ar gerai visiškai naujų partnerių, gal tiesiog porą žodžių tokiam atsipalaidavimui, kol pereisime iki kito pranešimo. Taip, partneriai yra labai svarbus. Iš tiesų gal aš stabdysiu bendrinimą, grįšiu į auditoriją. Tai partneriai, su kuriais turėjome šitą projektą, yra mūsų partneriai, Erasmus partneriai jau kitose veiklose. Bet iš tikrųjų projekto įgyvendinimų partnerystė tikrai yra labai svarbus dalykas. Stengiamės bendradarbiauti, dirbti kaip komanda. Tikrai labai džiaugiuosi ir ne vieną kartą, tokius, kaip sakant, gyrėme vienas kitą, bet labai pagrįstai. Tai Malagos universitetą dėl paties organizavimo ir vadovavimo tikrai su šituo universitetu dirbti buvo labai lengva, nes labai buvo aiškiai žinoma, tai ko norim, koks tas rezultatas galėtų būti. Kaip sakant, tai tada ateiti į tą tikslą tikrai nebuvo labai sudėtinga. Nors vėlgi, kadangi mūsų komanda, kaip aš sakiau, tokia buvo iš socialinių mokslo atstovų ir informatikos arba informacinių technologijų specialistų, tai irgi labai pasidžiaugiau tą tokią sinergiją, kad vadinasi, tai apie ką kalbam, kad reikia integracija tarp discipliniškumas ar kažkas panašiai, tai ji čia labai organiškai įvyko ir tiesiog, kiekvienas radom tą savo vietą. Tai tų partnerių radimas tikrai svarbus, tai nežinau, jeigu kolegos matė juos, tikrai rekomenduočiau, negaila, reikia dalintis, tai jeigu manytumėt ar galėtumėt, rastumėt kažkokių idėjų, tai tiek mes pasiruošę
bendradarbiauti su kitais, tiek manau, kad ir mūsų partneriai tikrai būtų linkę. O visa informacija tikrai viskas yra paruošta, internetinis puslapis irgi yra, ten veikia, galite rasti arba kreiptis į mus irgi tais pačiais kontaktais. Ačiū. Taip, vėliau pasidalinsime. Na, o dabar tada kviestume viešosios įstaigos Soros International House vadovę, atstovę Daivą Malinauskienę. Ir gerbiama Daiva, jūs turbūt savo pranešimo eigoje pasidalinsite su jūsų kolege, partnerė Triuskaitė, jungsis iš Kipro. Taigi iš karto žodis jums. Taip. Pradėsiu turbūt pirmą skaidrę bandau. Ar matosi mano skaidrės? Bendrinti. Čia man būna iššūkis. Aha. Ar nepavyko, kaip matau? Kol kas nematome. Taip, ne. Na, bandau kitų būdų. Ir dabar bendrinti. Oi. Aha. Nu, nežinau. Šie. Nieko nepavyko. Kažkaip man visą... Mes matome skaidrės. Skaidrės matome. Matote skaidrės? Tai labai gerai. Puiku. Pirmiausia, trumpai, kodėl mes čia dviese. Reiškia, mes kaip pirmoji skaidrė projekto įrodo, kas yra Faros, apie kurį mes pristatinėsime. Tai yra projektas, kurį įgyvendina didžiulė grupė partnerių Europoje. Ir mes esam, kelios institucijos ir vienos labiau specializuojamės vienose srityse, kitos kitose, o man mintis kilo tokia, kad jeigu jau yra lietuviai, ne tik tai Lietuvą atstovauja, bet ir Kiprą, tai yra šauni jaunų moterų kompanija, kurios Dorė įkūrė instituciją Kipre ir rado jau savo vietą po saule ir kaip čia pasakyti, tokią solidžią poziciją Kipro švietimo bendruomenėje. Todėl labai smagu, kad Viktorija sutiko kartu su manimi ir pasidalinti šio projekto mūsų pasiekimais. Kas yra Faros? Faros tas toks bendrasis tikslas, tai yra psichikos sveikatos parama migrantams ir pabėgėliams, pavadinimas jo yra, tai ir Erasmus plus strateginių partnerysčių projektas, jis yra 2 metų trukmės, pernai lapkritį pradėjome, šiemet jau yra vidurys projekto įgyvendinimo. Mes turime 2 tokias tikslinės grupės pagrindinės projekte. Be abejo, galutinis tas paramtos, reiškia gavėjas viso šito mūsų rezultatų, tai yra patys migrantai ir pabėgėliai, bet šiuo metu tai, ką mes kūrėme, yra orientuota į migrantus ir pabėgėlius, kurie taps patarėjai, konsultantai savų bendruomenių žmonėms, o kita tikslinė grupė tai yra suaugusių švietėjai ir migrantų konsultantai ar jų paramos, čia sunku kartais lietuviškai rasti, išvers kaip paramos darbuotojai, kurie dirba su migrantais ir pabėgėliais. Partneriai mes esam 6. Mūsų koordinatoriai yra Vokietijoje, Štutgarte, tada esame mes, yra airiai, yra prancūzai, yra bulgarai ir be abejo jau mano minėta institucija Kipre. Kokių rezultatų mes siekiam? Tie rezultatai yra dvejopi. Pirmi 2, tai yra tokie apčiuopiami, tai yra programų parengimas, ar ne?
Tai yra, ką mes norime padaryti ir ką jau pajudėjome stipriai į priekį, tai rezultatas pirmas, tai yra parengti išsame ir kultūriškai jautrią 30 valandų trukmės 6 modulių psichikos sveikatos patarėjo mokymo programą suaugusiems migrantams ir pabėgėliams. Tai čia yra tai pirmai tiksliniai grupiai, o kita programa tai yra 24 valandų trukmės 6 modulių suaugusiųjų švietėjų ir migrantų pagalbos darbuotojų įgūdžių tobulinimo programa, kurią įsisavinę jie geriau galėtų suprasti psichikos sveikatos problemas, būdingas migrantams ir pabėgėliams, na ir ypač tiems, kurie yra paveikti karo Ukrainoje. Kiti rezultatai, kuo mes siekiame, tai kurti jautres ir lanksčias aplinkas. Viena tai yra ta tokia fizinė aplinka, tai yra mes siekiame sukurti bendruomeninius savitarpio pagalbos tinklus, kurie padėtų naujai atvykusiems migrantams ir pabėgėliams gauti psichikos sveikatos paslaugas ir, kas labai svarbu, suteiktų saugią ir palaikančią aplinką, kurioje žmonės atvirai galėtų dalinti savo patirtais išgyvenimais, patirtimis, aptarti savo emocinius sunkumus. Va tokia aplinka yra labai svarbi ir jinai fizinė tokia turi būti, tai ir yra tie tinklai ir ten, kur žmonės gali susitikti. O kita aplinka, tai yra toms programoms, kurias pristačiau, įgyvendinti, mes norime sukurti lanksčią ir patrauklią mokymosi aplinką, būtent tam, kad jie galėtų mokytis. Tai mokymus organizuosim tiek nuotoliu, tiek kontaktiniu būdu. Kodėl yra svarbu, kodėl mes pasirinkom šitą projektą ir tą temą? Todėl, kad turbūt mes visi puikiai žinome, kad daugelis migrantų ir pabėgėlių, bandydami prisitaikyti naujoje aplinkoje, patiria daug streso, nerimo, daug traumuojančių patirčių. Jie jau atvažiuoja be abejo su tomis patirtimis. Ir todėl mūsų projekto pagalba mes norime padėti išspręsti tas jų problemas ir žinoma, tai dar yra svarbu, kad ta psichikos sveikatos pagalba dažnai yra neprieinama dėl kalbos, dėl kultūrinių barjerų ir tam tikrų kiekvienos valstybės sisteminių kliūčių. Ir dėl to mes nusprendėme, kad toks projektas gali būti naudingas. Ir kas jau yra nuveikta per pirmuosius projekto metus, jau organizavome, kaip visi be abejo, tokio erasminiuose projektuose, organizavome pirmąjį projekto susitikimą Airijoje, jau parengėme mano jau minėtą psichikos sveikatos patarėjo mokymo programą suaugusiems migrantams ir pabėgėliams. Jos toks balansas yra, kadangi pilna apimtis 30 valandų, tai yra 18 yra kontaktinių ir 12 yra nuotolinio mokymosi pamokų valandų skirta. Taip pat jau sukurta suaugusiųjų švietėjų ir migrantų pagalbos darbuotojų įgūdžių tobulinimosi programos pirminė versija, kurią išbandysime ir pilotuosime tam tikrus jų metodus sukurtus partnerių, nes kiekvienas partneris yra atsakingas už atskirą modulį kiekvienoje programoje ir jų, kaip sakiau, 6. Tai ten toks balansas yra 12 kontaktų, 12 nuotolinio mokymosi. Ir dabar jau, ką šiandieną jum ir pristatys Viktorija, nes viena iš jų atsakomybių yra būtent platformos projekto parengimas, tai yra, kas yra jau baigiama,
rengti atvirą švietimo išteklį, tai yra nuotolinio mokymo ir mokymosi platforma, kurios funkcijos mums visiems ir galimybės bus pristatytos kitą savaitę Kipre vyksiančiame partnerių susitikime. Taigi dabar aš baigiu ir noriu, kad Viktorija toliau ir pratęstų pristatymą platformos, kuri ir yra svarbiausias, ne tik svarbiausias, bet vienas iš svarbių projekto rezultatų ir aplinkų, kurioje galėtume mes darbuotis ir kuria galėtų pasinaudoti visi norintys tikslinių grupių atstovai. Taip. Tai va, Viktorija atsimiūti. Aha. Tai jūs mintelę bandau pasidalinti. Man irgi čia kartais. Tai buvo jau iššokę. Buvo ir dingo dabar. Jau matėm. O dabar dingo tai mintelė, atsiprašau, man irgi dažnai atsiranda, tada dingsta. Bandau pasidalinti. Dar kartą mintelę. Aha, pasižiūrėkime, ar dabar rodys. Aha, gerai. Nežinau, ar matot. Matosi. Gerai. Tada gal. Gerai. Tai sveiki, labą dieną visiems. Mano vardas Viktorija. Aš esu projektų ir mokymų koordinatorė Dorėja švietimo institute, kuris yra Kipre. Dorėja kaip partneris šiame projekte yra be visų kitų veiklų yra atsakingas, kaip ir mano kolegė Daiva minėjo, už mokymosi platformos kūrimą ir kuravimą. Prieš pristatydama pačią platformą, aš tikriausiai norėčiau trumpai apžvelgti pačią mokymosi programą, nes mano nuomonė projekto toks inovatyvumas slypi ne tik kažkokiuose skaitmeniniuose sprendimuose ar elementuose, bet, sakyčiau, ir pačioje mokymų struktūroje bei medžiagos parengime. Tai kaip ir mano kolegė minėjo, pirmas kursas yra mišrus arba hybridinis. Tai reiškia, kad mokymasis vyks tiek gyvai, tiek internetu, nuotoliniu būdu. Tai mes turime 6 modulius, iš viso 30 valandų, 18 valandų bus gyvai auditoriniai užsiėmimai ir 12 valandų bus savarankiško nuotolinio mokymosi. Tai internetinė dalis, nuotolinis mokymas pagrinde bus skirtas, sakyčiau, teorijai, o auditoriniai užsiėmimai, praktikai, bendravimui tarp dalyvių ir iš tikrųjų mokymusi vieni iš kitų. Tai metodas, kuris bent jau, sakyčiau, mūsų praktikoje yra labai pasiteisinęs dirbant su suaugusiais. Tai ta pati mūsų tikslinė grupė pirmojo kurso, pirmojo mokymų programos yra suaugę migrantai, kurie nori tapti psichikos sveikatos, emocinio gerbūvio patarėjais ir padėti kitiems savo bendruomenės nariams. Man atrodo labai svarbu paminėti, kad tai nėra profesionalų specialistai, jie nebus profesionalų specialistai, tai žmonės, kurie patys išgyveno migraciją, galbūt kažkokius integracijos iššūkius, naujos kalbos mokymasi ir todėl labiau gali suprasti, ką išgyvena naujai atvykę migrantai, skaitant ir pabėgėlius. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad dauguma šitų mokymų vyks ne jų gimtąja kalba. Todėl kai turinys, ypatingai nuotoliniam mokymui, buvo parinktas ypač atidžiai. Tai mes naudojame aiškią ir paprastesnę anglų kalbą, vengėme kažkokių sudėtingų mokslinių galbūt terminų ir skaidrės, aš sakyčiau, yra ganėtinai trumpos, struktūruotos ir lengvai suprantamos. Taipogi svarbu paminėti, jog didelę įtaką, kuriant medžiagą ir jos turinį užėmė tas toksai kultūrinis jautrumas. Turinys buvo kuriamas atsižvelgiant į skirtingas migracijos patirtis. Tai mes turime migraciją tos pačios Europos, europiečių, migruojant tarp skirtingų Europos šalių, turime karo pabėgėlius iš Ukrainos, taip pat migrantus ir pabėgėlius iš Afrikos, Azijos ar artimųjų rytų. Taip pat svarbu paminėti, kad daugelis migrantų iš tikrųjų gali turėti sudėtingų patirčių. Todėl mes taipogi stengiamės, kad tas tekstas ar pavyzdžiai ar užduotys būtų ganėtinai, sakyčiau, tokios saugios, kad nesukeltų kažkokio papildomo emocinio krūvio.
Ir ta pati mokymosi platforma, ji yra nėra visas mokymosi turinys dar yra sukeltas, nes mes tą mokymosi turinį dar iš tikrųjų testuojam ir tobulinam, bet pati platforma jinai yra sudaryta iš dviejų, sakyčiau, tarpusavyje susijusių dalių, kurios papildo vieną kitą ir sukuria tokį visapusišką mokymosi patirtį. Tai mes turime pirmą mokymosi erdvę, kurioje yra oficialus jau tų kursų ir mokymosi programos turinys, moduliai, skaidrės, papildomi resursai, užduotys ir testai. Tada turime socialinio mokymosi erdvę, tai vieta, kur dalyviai gali sukurti savo profilius, jungtis į grupes, dalintis patirtim, krausti patarimų, taipogi jie gali bendrauti su kitais dalyviais ar mokiniais, siųsti žinutes, dalinti savo darbais ir patirtim, įkelti nuotraukas, nuorodas ar naudingas nuorodas ar kitus dalykus. Ir aš sakyčiau, šita bendruomeninė dalis labai svarbi, nes būtent čia formuojasi tas toksai tarpusavio palaikymas ir ryšiai, kurie būtini, norint sukurti bendruomenę. Tai kaip jau ir minėjau, dar visas turinys nėra sukurtas, tai aš jums čia, kad įsivaizduoti, kaip atrodys ta platforma, kai jau bus pabaigta, čia rodau tokį galbūt juodraštinį variantą, jei galima taip pasakyti. Tai atsiprašau iš anksto, kol kas yra tik tai angliškas variantas. Tai čia matote mokymosi erdvę, tai labai elementariai yra mokymosi kursų pavadinimas, trumpas aprašymas. Dešinėje galite pamatyti, kiek yra pamokų šitame kurse, kiek yra testų. Kaip ir sakiau, dar nėra pilna programa yra sukelta. Kai šis kursas bus prieinamas visuomeniai ir dalyviams užsiregistruoti, bus taip pat matoma, kiek dalyvių yra šitam kurse. Toliau. Čia jau matote, kaip medžiaga iš tikrųjų atrodo, kaip kursas atrodo iš vidaus. Tai kairėje galite vėlgi pamatyti pamokas, kurso struktūrą. Viršuje irgi galite pamatyti kaip dalyvio pažanga, kuri šiuo atveju išreikšta yra procentais. Aš beje dar nieko nepadariau, tai pas mane yra 0 procentų. Gal labiau iš tokios techninės pusės mes dažnai darome taip, kad dalyviai turi sekti tą pačią struktūrą. Tai reiškia, kad negali pradėti nuo modulio 2 arba pirmo modulio, tai reikia visus modulius iš eilės praeiti, bet vėlgi tai priklauso nuo pačios mokymosi programos ir tam tikrų tikslų. Mūsų kiekvienam moduliui gale yra irgi toksai savikontrolės testas, jei galima tai pavadinti. Dažniausiai pas mus yra 80%, tiek reikia teisingų atsakymų turėti, kad tarkim, išlaikyti ir pereiti toliau, bet vėlgi tai yra tokie techniniai dalykai, kurie gali būti ir 70-60% ir gali iš vis būti, kad nereikia išlaikyti ir gali judėti toliau, tai vėlgi priklauso nuo mokymų medžiagos ir tam tikrų tikslų. Pati mokymų medžiaga, nemanau, kad kažką nustebinsiu, labai elementariai susideda iš teksto, skaidrių, video, užduočių bei tų pačių savikontrolės testų. Labiau parodysiu, kadangi, kaip ir minėjau, dar neturim ir dalyvių, nes mokymų programa yra tokia juodraštinė, tai čia yra ekrano nuotraukas iš mano kitos platformos, tai galit pamatyti, kaip atrodo profilis to dalyvio. Aš sakyčiau, jei kažkas atsimenat Facebooko platformą, socialinę platformą 10 metų atgal, tai gal šiek tiek yra tokio panašumo, tai galit matyti, galite įsidėti savo nuotrauką, yra pagrindinė informacija apie tą žmogų, galite pakviesti draugauti kitus žmonės, tai galite matyti draugus, galite matyti savo kursus, visus kursus ir kursus tos, kuriuos jau pradėjote ir jūsų progresą. Taipogi, kaip ir minėjau, taip atrodo grupės. Kiekvienam kursui, kiekvienam moduliui galima sukurti po grupę ir galima sukurti šiaip grupę, tarkim, atskirai patarimams. Ir toje grupėje vėlgi, aš sakyčiau, galbūt panašu į Facebooko socialinę platformą ir esate užsiregistravę tam tikrose grupėse, kad dalyviai gali dalintis savo įžvalgom, nuotraukom, naudingom nuorodom, gali klausti skirtingų
klausimų, prašyti patarimų. Tai čia visas skirta tam, kad sukurti tą bendruomenę, kuri mokosi vieni iš kitų ir palaiko vieni kitus. Ir galbūt viršuje nepaminėjau, čia aišku tokie yra elementai, gal žaidiminiai tokie, kiekvienas dalyvis gauna taškus, šiuo atveju tai čia pas mus buvo žvaigždės, kad šiek tiek būtų įdomiau dalyviams už, tarkim, pabaigtus kursus, už dalinamasi, tai yra skirti taškai. Tai galbūt ir apibendrinant, kad nesugaišiu daugiau laiko, mūsų tikslas iš tikrųjų yra sukurti mokymosi programą, kuri migrantams būtų ir pabėgėliams kartu būtų ganėtinai lengvai įveikiama, bet iš tikrųjų tikrai naudinga. Todėl mes medžiagą stengiamės pateikti aiškiai, naudojant paprastą kalbą ir su suprantama struktūra, kad mokytis būtų paprasta net tiems, kurių galbūt anglų kalba ar lietuvių kalba ar skaitmeniniai įgūdžiai nėra tokie stiprūs. Kurdami programą iš tikrųjų atsižvelgiam į skirtingas būsimų dalyvių patirtis ir kultūrinius kontekstus, kad kiekvienas jaustųsi galbūt suprastas ir atrastų tai, kas tinka būtent jiems ir jų situacijai. Taip pat platforma yra sukurta taip, kad aš sakyčiau, ganėtinai lengvai naudojama iš ankstesnės patirties. Viena erdvė yra skirta tam tokiam mokymusi ir kita erdvė skirta socialinė erdvė bendravimui, dalintis patirtimi ir mokytis vieni kitiems iš kitų. Ir iš tikrųjų taip paskutinis toks sakinukas, kad galiausiai mums, sakyčiau, svarbiausia, kad mokymasis netaptų našta. Priešingai, kad mokymas suteiktų tokio pasitikėjimo, motyvacijos ir padėtų mūsų dalyviams pasiruošti tapti tokio emocinio gerbūvio patarėjo vaidmeniui savo bendruomenėse. Tai gal tik tiek iš manęs. Jei bus kokių klausimų, tai mano kolegė Daiva ir aš būtinai atsakysim. Ir aš tikiuosi, aš baigiau dalintis, nežinau, ar jau baigiau. Tikiuosi, kad tilpau į minutės. Ačiū. Ačiū už išties labai aktualų abiejų projekto partnerių šiuo atveju ir Kipro ir Lietuvos atstovių pranešimą. Kaip tik ta Lietuvos Europos situacija kaip rodo ypatingą aktualumą šios temos ir tikrai domėsimės, o mūsų dalyvių prašome, jeigu kyla klausimų, gal rašyti ir vėliau žiūrėsime pagal laiko likutį, galbūt dar padiskutuosime pabaigoje. Dar tik tiek, atsiprašau, dar tiek pridėsiu, kad kai jau bus platforma parengta, be abejo, LIEDM asociacijos svetainėje mes pasidalinsim nuorodomis ir ar kitais metais pristatysim galutinį variantą, kada jau turėsim viską parengta, bet visada per čia yra LIEDM, bet kurie renginiai ar šiaip pati platforma yra vieta labai puikiai dalintis visais ištekliais atvirai švietimo ir naujovėmis. Tai čia reikia už tai LIEDM asociacijai labai padėkoti. Tai tiek. Tikrai taip, aš dar gal tik tai vieną sakinuką pasakysiu, kad tikrai, mieli klausytojai, kurie esate nariai, tai kviečiu dalintis ir tiek ir pranešėjų, tiek ir, kurie gal šiandien nedalyvauja kaip pranešėjai, bet šiaip domisi, tikrai galite rašyti informaciją ir mes mielai pasidalinsime su visais kitais jūsų sukurtais produktais ir rezultatais ir tiesiog informacija. Tai tiek, ačiū. Ir dar pastebėjimas, 100 pasiekėme, 108 šiandien jau dalyvavo. Daiva truputį abejojo. Reiškia aktualu net penktadienį, tai ką dirba asociacija ir ką siūlo kitiem nariam ir šiaip visiems besidomintiem inovacijom. Inovacijoms ir kitiems geriems dalykams nėra penktadienių ir ko gero nėra ir savaitgalių. Taip, kas įdomu, domimės ir laisvo laiko. Na, o dabar kviečiame Kauno technologijų mokymo centro atstovę, gerbiamą Indrę Adomaitienę, pateikti savo pranešimą ir pasidalinti tai, kas jūsų srityje aktualu, įdomu. Tai laba diena visiems, turbūt mane girdit. Pabandysiu pasidalinti skaidrėmis.
Ar matote? Ačiū, matome. Tuojaus. Na, tai aš kaip ir minėjau, mano šiandien pasirinkta tema pranešimo nėra galbūt standartinė šios dienos pranešimams, nes kolegės jau pristatė projektus kelis, o aš, kaip sakant, noriu pristatyti galbūt tai, kas yra mokytojų, profesijos mokytojų kasdienybė ir iš tikrųjų sparčiu žingsniu einame skaitmenizacijos kryptimi ir gebėjimas įvaldyti inovatyvius įrankius tampa privalumu ar ne, bei neretai yra dideliu iššūkiu. Ir aš iš tikrųjų save dar laikau, kaip sakant, jauna mokytoja ir stengiuosi draugauti su įvairiomis inovacijomis, jas taikyti savo darbe ir kartais girdžiu ir iš kolegų tokių paskatinimų, kad galbūt galėtum pravesti kažkokius mokymus ar ne, su įvairiom programėlėm ar platformom. Ir pagalvojau, kad tai iš tikrųjų šiai dienai yra labai aktualu dalintis savo patirtimis ir ko gero šiandien mano šio pranešimo tikslas ir yra pasidalinti asmeninę patirtimi, kaip tie skaitmeniniai įrankiai ir inovacijos gali keisti tradicinę standartinę pamoką į pamoką, kuri yra įdomi mokiniams ir įtraukianti, ar ne? Tai kodėl nebepakanka tradicinio mokymo? Ar matosi skaidrė kita? Noriu pasitikslinti. Taip matosi, kodėl nebepakanka tradicinio mokymo. Aha, ačiū. Tiesiog pasitikrinu, ar neužstrigo, ar viskas gerai. Tai tradicinis mokymas, ar ne, tas paprastas pamokos vedimas, kaip mes esame jau įpratę, mokiniai sėdi klasėje, dirbame su vadovėliais, schemomis ant lentos, teorija atskirta nuo praktikos, ar ne, nes tą sunku padaryti. Vieno tempo mokymasis, kai nėra atsižvelgiama į mokinių galbūt kažkokius individualius įgūdžius, tai iš tikrųjų jau keičiasi ar ne, ir mums turbūt toks klausimas, kodėl nebepakanka tradicinio mokymo, jau šių dienų kontekste iškyla gana retai. Suprasdami, kad keičiamės mes, mūsų vaikai, kartos, tobulėja viskas ar ne, technologijos tobulėja, mes turime ir ko gero privalome keisti tradicinius mokymo modelius labiau pritaikytus šių dienų vaikams. Dabar, žinot, jaunimą sudominti yra be galo sunku, jiems reikia stimuliacijų, vizualizacijų, žaidimų. Netgi pas mane dažnai ateina mokiniai ir sako, ką mums reikalinga ta jūsų teorija. Tai aš ir sakau, pajuokaudama, kad teorija yra apie tai, kas su ko valgoma, o praktikoje yra realiai valgoma. Tai iš tikrųjų aš džiaugiuosi, kad šiai dienai yra įvairios galimybės, teorinės pamokas, nes aš pati esu būtent teorijos mokytojo profesijos, tai tas teorinės pamokas paversti integruotas kartu su praktika. Žinoma, ta praktika nėra ar ne, kad mes konkrečiai atliekame kažkokius veiksmus prie šiuo atveju automobilių, kadangi aš esu inžinerinės krypties atstovė, bet mes turime galimybės atlikti praktiką virtualiai. Ir tai yra pakankamai saugu ir iš tikrųjų paruošia mokinius tolimesniems veiksmams jau realiose darbo vietose arba realioje praktikoje. Tai skaitmeninių įrankių rinkiniai kokie gali būti ir, žinot, tam, kad nebūtų ta teorijos pamoka tik sausa informacija, aš turiu tam tikrą įrankių paketą. Čia iš esmės jūs matote tai, ką aš naudoju asmeniškai, bet, žinoma, kiekvienas mokytojas gali turėti savitą programėlių banką, kuris jam tiktų pagal dalyką, pamokų formatą. Interaktyvumui ir bendradarbiavimui pateikti pavyzdžiai yra pritaikomi plačiai, jūs tikrai žinote tiek Kahutą, tiek Quizizą ar ne, ir juos naudoja šiai dienai tikrai daugybė mokytojų, jų nereikia pristatinėti, bet vat, kaip ir minėjau, atsiranda kolegų, kurie prašo
parodyti, padaryti trumpus mokymus apie šių programėlių naudojimą. Tai reiškia, kad tiek mokytojai, tiek grupių vadovai nori savo dalykuose ir savo bendravime su mokiniais ir nesusitikimuose įtraukti tas skaitmeninės programėlės ir inovacijas. Toliau simuliacijų skiltis, kur yra, ar ne, tai aišku, čia yra pagal mano daugiau dalyką, ką aš dėstau, turime puikią programą Elektude, tai yra virtuali mokymosi programa, jos yra pritaikomos būtent transporto inžinerijos sritise ir labai stipriai prisideda prie mokymo procesų. Tai virtualumas profesinėme mokyme įneša labai daug spalvų ir naudos, nes čia praktikuotis, vėlgi, kaip minėjau, galima saugiai, o vėliau jau įgytas žinias lengviau pritaikyti realioje praktikoje. Ir tikrai manau, kad tų virtualių laboratorijų, įvairių programėlių galima rasti, tai kaip sakant, reikia noro įdėti šiek tiek pastangų ir tose pamokose standartinėse galima atverti labai didelius klodus plačius ar ne, būtent tų vizualizacijų ir praktikų, kurias paskui jau galima pritaikyti realiai. Tai čia matote skaidrę, kaip inovatyvūs įrankiai keičia pamokos modelį ir čia yra tas modelis, kurį naudoju ir aš. Yra būtent 4 inovatyvios pamokos etapai. Ganėtinai kitą kartą sunku juos visus įgyvendinti, jeigu pamoka yra 45 minutės. Aš turiu grupės, kur kelios pamokos iš eilės, tai per kelias pamokas tikrai tą galima padaryti. Na, pirmiausia, turėtų būti vizualinis dėstymas, jisai jau nieko nebenustebins, visi mes naudojame įvairias medijas, skaidrių pristatymą, tam tikras virtualias pratybas ar knygas su simuliacijomis. Dabar dirbtinis intelektas gali sukurti tikrai geras schemas, pateiktis, tiesiog reikia tinkamai užduoti komandas ir vėlgi atsirinkti programas, ką mes naudojame. Toliau virtualios pratybos mano pamokose, ar ne, ir mokiniai pereina prie įvairių bandymų, užduočių atlikimo. Mano pateiktame pavyzdyje, čia pačioje nuotrauka yra, tai būtent ta simuliacijų programa Elektude, kurią mes naudojame. Jinai leidžia išbandyti save, nustatant įvairius gedimus, keičiant sugedusias dalis. Šiuo atveju galima pabandyti ir užpildyti užsakymo formą, kaip vyksta realiame gyvenime, ar ne, kai automobilis atvažiuoja į servisą ir reikia jį priimti ir, kaip sakant, apiforminti. Tai va, tai po tokių bandymų mes keliaujame prie skaitmeninio testavimo. Aš iš tikrųjų jau senokai nebenaudoju popierinių testų, kontrolinių darbų, viskas pas mane yra skaitmenizuota ir aš tiesiog įgalinu tam tikras testavimo programėles, kurios iš tikrųjų sutaupo begalę laiko. Ir aš manau, kad mokytojo darbe laiko optimizavimas yra labai svarbus dalykas. Dėl to, kad mokinių yra daug, o tokios programėlės mums leidžia tiesiog gauti rezultatus iš karto, ar ne, iš karto įvertinti mokinį, iš karto duoti jam grįžtamąjį ryšį apie jo žinias. Ir šiai dienai, manau, skaitmeninis testavimas, vertinimas yra labai puikus dalykas ir bent jau mano darbe jis yra nepakeičiamas. Na ir galiausiai grįžtamasis ryšys inovatyvus. Čia aš esu įdėjusi nuotrauką iš Padlet programėlės, tai aš ją dažnai naudoju refleksijai grįžtamajam ryšiui su mokiniais, pateikiu tam tikrus klausimus ir jie anonimiškai juos atsako. Tai toks grįžtamasis ryšys visų pirma neišgąsdina mokinių, nes jie žino, kad jie gali anonimiškai atsakinėti, žino, kad jų nuomonė yra svarbi ir gali kažkaip įtakoti pamokų struktūrą ar formatą. Iš kitos pusės aš pati mokausi ir pagal mokinių nuomonę galiu kažkaip kitaip pasukti savo pamokų kryptį ir prisitaikyti labiau prie mokinių. Na ir skaitmeninių įrankių pritaikymas pamokose iš tikrųjų leidžia pasiekti tikrai gerų rezultatų, tiek įtraukiant mokinius, juos sudominant, tiek optimizuojant mokytojo darbo laiką, kaip minėjau, tai yra tikrai svarbu. Iš pradžių taip, darbo reikia įdėti nemažai, reikia atsirinkti programėlės, kurios tinkamos būtent mūsų dalykui.
tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai atsiperka su kaupu. Kalbant apie profesinius dalykus, simuliacijų naudojimas leidžia pagilinti praktinius įgūdžius ar ne, saugioje aplinkoje, o vėliau geriau įvertinti realias darbo sąlygas bei teikiančius pavojus, kokie jie gali būti. Na, skaitmeninės priemonės sukuria modernę aplinką, kuris skatina mokinių įsitraukimą, todėl tikėtina ir žinias. O kai, žinot, yra žmogui mokiniui įdomu ir su kolektyvu norisi diskutuoti, bendradarbiauti, bei pačiam tiesiog įdėti daugiau pastangų besimokant. Žinoma, visos naujovės, technologijos, jos nori, nenori, kelia ir įvairių iššūkių. Ir su tais iššūkiais mes vis dar susiduriam ir iš tikrųjų labai smagu, kad yra organizacijos kaip ir LIEDM, ar ne, jūsų organizacija, kuri leidžia mums dalinti savo patirtimi, nuomonę ir tai yra labai svarbu šių dienų kontekste. Tai pagrindiniai tokie iššūkiai, aišku, jų galima priskaičiuoti ne tik 4, galima jų matyti, išvelgti ir daugiau, bet visos inovacijos turi, kaip sakyti, ir savo tamsėje pusę, ar ne, ir iššūkius, kurie kyla tiek norintiems juos įvaldyti, tiek jau su jais dirbantiems. Techninis pasirengimas ir įrangos prieinamumas, tai yra apie mokytojų bei mokinių pasiruošimą, bei mokymo aplinkos pritaikymą. Jeigu nėra skaitmeninių išteklių, tai iš esmės nėra ir inovacijų. Visgi, kalbant apie vyresnių klasių mokinius, jie tikrai dauguma turi telefonus ir šioje vietoje aš savo pamokose matau, kaip jiems sunku atsisakyti jų, kaip tas įsitraukimas į tą vadinamą skrolinimą, žaidimus per pamokas iš tikrųjų kelia problemų ir sunku šiai dienai su jomis tvarkytis. Na, bet aš bandau žvelgti iš kitos pusės ir jų įrenginius pritaikyti mokymosi procese ir būtent mokymo procesui. Tai mes iš tikrųjų dažnai įgalinam būtent vaikų telefonus pamokose ir bandome jais naudotis atliekant įvairias užduotis. Aišku, kartais labai sunku išlaikyti ribą tarp pamokos ir žaidimų ir, kaip sakant, išlaikyti tą tempą toks, koks turi būti mokymuisi. Na, tačiau mokytojas gali valdyti, manau, šios procesus pakankamai nesunkiai, jeigu iki galo supranta, kokio rezultato tikisi ir siekia. Na, esant vienai pamokai, kaip minėjau, sudėtinga per 45 minutės išpešti pakankamai laiko darbui su skaitmeniniais įrankiais, jeigu dar nėra pakankamai įdirbio, todėl viskas turėtų būti palaipsniui. Kitas svarbus momentas yra virtualus saugumas. Tai dabar tikrai matau, kad daug kas apie tai šneka, nes virtualioj erdvėj pasiklysti yra labai lengva ir ten tikrai tyko pavojai ne ką mažesni nei einant gatve. Todėl mes mokiniams rekomenduodami tam tikrus išteklius ar ne kažkokias programėlės, įrankius, turėtume juos patikrinti ir užtikrinti, kad tas naudojimas būtų saugus. Arba bent jau stebėti procesą ar ne ir palaikyti, kad viskas būtų gerai. Na ir nuo ko pradėti? Tai vėlgi reikia neskubėti, ar ne, aš tikiu, kad čia šiandien prisijungę žmonės tikrai naudoja, jeigu yra mokytojai ar ne, tikrai naudoja įvairias programėlės ir skaitmeninius įrankius, bet vis dar susiduriu su kolegomis, kurie bijo. Ir ta baimė, jinai kartais būna nepagrįsta, ar ne, ir reikėtų pradžiai pradėti nuo kelių įrankių, kurie galbūt yra lengviau pritaikomi konkrečiose srityse. Šiai dienai tikrai yra begalė programėlių, to pačio dirbtinio intelekto formų. Tai iš esmės mokytojas, dirbdamas savo darbą, yra neįgalus jų visų ištestuoti. Ir mes, kai buvome Marijampolėje, diskusijose dalyvavom ir su LIEDM atstovėmis, tai ir buvo tokia pagrindinė išsakyta tiek mokytojų, tiek administracijos darbuotojų mintis, kad tiesiog yra labai sunku nustatyti ar ne, pasirinkti, kas yra tinkama, kaip konkrečiai kažkokias programėlės pritaikyti ir tiesiog
būtų šaunu, jeigu mes kiekvienas dalintumėmės savo patirtimis ir būtent tais ištekliais, kuriais naudojamės ir galbūt apibrėžtume, kur ir kaip galima būtų juos pritaikyti ir tada galėtų būti kažkokia platforma, ar ne, kur mokytojai tiesiog atsirinktų, kas jiems pagal jų dalyką būtų naudinga. Na, taip pat reikėtų girdėti ir pačius mokinius, ar ne, turint skirtingo amžiaus grupės, dažnai ir norai būna skirtingi, jaunesniems reikia daugiau vizualizacijų, mokymosi per žaidimus, vyresni mėgsta galbūt konkretumą, sudėtingesnės simulacijas, nori daugiau diskusijų bei būti išgirsti. Tai mano vienas iš tokių pagrindinių tikslų savo darbe ir yra būtent bendradarbiavimas su mokiniais, nes kai tu parodai, kad gali būti lankstus, tai ir mokiniai paskui dažnai būna lankstus, kai mes norime tiesiog savo pamoką pakreipti kitą linkmę, ar ne, arba jiems kažką pasiūlyti naujo. Na, svarbu ir dalintis patirtimis su kolegomis, jaunesni mokytojai, kurie daugiau laiko įdeda darbui su technologijomis įvairiomis, turėtų rodyti iniciatyvą ir norą padėti vyresniems kolegoms įvaldyti skaitmeninės technologijas. Dažnai žmonės bijo, aš kaip minėjau, ar ne, irgi su tuo susiduriu, patys neranda laiko, nežino, nuo ko pradėti galbūt, todėl pasidalinimas gerąją patirtimi gali vieniems atverti galimybės pajausti šiuolaikinių technologijų suteikiamą naudą, na, o kitiems jaustis įvertintiems ir, žinoma, reikalingiems. Vėlgi, seminarai, mokymai, tokio pobūdžio renginiai kaip šis ar ne, leidžia kaupti informaciją, atnaujinti žinias ir pasisemti kažkokių naujų idėjų. Na ir pabaigai profesijos mokytojos, skaitmeninių galimybių lyderis. Jūs ko gero jau pastebėjote, kad mano skaidrės yra dalinai darytos su dirbtiniu intelektu, ar ne? Aš tikrai savo darbe naudoju šitos įrankius, bet dirbtinis intelektas negali pakeisti žmogaus, nes jisai neturi emocijų. Tai aš visuomet stengiuosi savo darbą, kurį darau būtent su dirbtiniu intelektu, nuspalvinti, kaip pasakyti, žmogiškomis spalvomis ir emocijomis, dėl to tekstus visada koreguoju pati pagal save, nes aš manau, kad bent jau šiai dienai žmogus su emocijomis gali pasakyti kur kas daugiau negu dirbtinis intelektas, ar ne? Ir reziumuojant, vėlgi čia keli sakiniai apie tai, kaip aš, profesijos mokytoja, matau skaitmeninės inovacijas šių dienų kontekste, tai technologijos nepakeičia mokytojo, jos mus papildo, išplečia mūsų galimybių ribas bei darbo išteklius. Ir reikia suprasti, kad mūsų vaidmuo keičiasi ir tik mes patys pasirenkame, ar pokyčius valdysime mes, ar jie mus. Tai būtų tiek. Ačiū, kad išklausėt ir galbūt kažkokių komentarų, pastebėjimų būtų iš jūsų. Ačiū už skirtą laiką. Ačiū ir jums, gerbiama Indrė. Iš tiesų pristatėte, kaip keičia profesijos mokytojo vaidmenį, bet tik tai gal galėčiau dar pridurti tokį apibendrinimą, kad jau skaitmenizacija pakeitė visų mokytojų plačiaja prasme, vidurinio, profesinio, aukštojo mokslo mokytojų vaidmenį. Ir dabar tik nuo inovacijų priklauso, kaip diegiame skirtingų patirčių studentams, mokytojams, visiems mokiniams, nes ir jie skirtingai yra pasirengę priimti ir eilinės tas paprastas programėlės, kurios jau tapė kasdieninėmis, ir žinome kažkokias aukštesnės inovacijas. Jei galima klausimų, irgi lauksime raštu ir pabaigoje susitikimo galbūt paklaus. Tikrai jūsų pranešimas buvo vertingas. Dėkojame. Ačiū labai. Aš truputį pergyvenau, nes ne projektas ir toks galvoju, gal truputį jau apie tai vėlu netgi kalbėti, bet tikrai savo darbe susiduriu ir su kolegomis, kuriems yra sudėtinga pritaikyti tas inovacijas, pritaikyti
būtent pagal mokinių poreikius ir norisi apie tai kalbėti, nes kartais būna sudėtinga ir bendradarbiauti, ar ne, tarp kolegų, kur vienas naudoja labai daug visko, o kitas praktiškai nieko nenaudoja. Ir čia toksai irgi turim prisitaikyti ir vieni kitiem padėti ir ačiū Jums už suteiktą žodį. Žinoma, viskas puikiai. Gerai, tada kviestume Švietimo mainų paramos fondo ambasadorę gerbiamą Indrę Oleškevičienę pristatyti Europass ir mikrokredencialų sąsajas. Žodis Jums, Indrė. Tai laba diena dar kartelį visiems. Ačiū labai už galimybę čia būti ir iš tikrųjų, gerbiama Indrė, mano irgi pranešimas dabar galvoju irgi nėra konkrečiai apie projektą. Tiesiog tai gautųsi kaip projekto rezultatas, bet nuo kogi pradėsiu, tai galbūt nuo tokių patarimų, kas išvis yra tas mikrokredencialas ir to jūs pasidalinsiu skaidrėmis, kuogi jisai yra naudingas, kokie yra jo pliusai ir pabaigoje parodysiu pavyzdžių, kaipgi atrodo iš Europass platformos išduoti mikrokredencialai, ką mes ir padarėme jau. Pačioj pranešimo pabaigoje parodysiu tą gautą mūsų rezultatą, bet vis tiek pradėti norėčiau nuo, tikiuosi, skaidrės mano matote. Kol kas atrodo, kad krauna. Yra. Tai ačiū labai. Tai kaip ir minėjau, iš tikrųjų, trumpai neišsiplėtojant, nes laikas greitai bėga, tai kasgi yra tas mikrokredencialas, nes apibrėžimų tikrai tikiu esate girdėję ir skaitę ir matę labai daug, bet mes vadovavomės Europos komisijos apibrėžimu, kad mikrokredencialas jau yra būtent rezultatas. Tai yra mūsų mokymosi rezultatas, tai, ką mes įgijom, ypatingai trumpalaikės mokymosi patirties metu įrodymas. Nes tikrai yra galima rasti literatūroje apibrėžimų, kad tai yra tiesiog programa arba kursas, bet būtent Europos komisija yra išskyrusi, kad tai yra tos programos arba kurso rezultatas, tai yra įrodymas, kad ką aš moku, ką aš galiu, ką aš sugebu. Ir irgi taip pat, kuomet mes galvojame būtent kokiegi turėtų būti mikrokredencialą orientuoti laukai ir kasgi turėtų būti tame mikrokredenciale, kurį gaus mūsų besimokantieji. Tai vėlgi Europos komisija yra išskyrusi, kaip jie teigia, kad privalomus laukus, bet mes vadovavomės, kad ir tikrai sakome, teigiame, kad tai yra rekomenduotini laukai, kas turėtų būti mikrokredenciale, tai būtent be abejo duomenys apie besimokantį, tai yra normalu vardas, pavardė. Mikrokredencialo tipas tikrai gali būti kaip pažymėjimas su atneštais metaduomenimis, lygiai taip pat galėtų būti, pavyzdžiui, skaitmeninis ženkliukas, irgi taip pat su metaduomenimis ir irgi dažnai sulaukiame klausimo, tai kuogi skiriasi skaitmeninis pažymėjimas nuo mikrokredencialo. Tai būtent, kad skaitmeninis pažymėjimas tai yra dokumentas, o mikrokredencialas tai yra tas dokumentas, bet dar su savimi jisai turi, kaip mes sakom, skaitmeninį konteinerį, kuriame yra pateikta visą apie besimokantį informaciją, apie jo rezultatus ir visą mokymosi procesą. Tai vėliau tikrai parodysiu, pamatysite. Be abejo, kur užduotas, kas išdavė, kada išdavė, mokymosi rezultatai besimokančiojo ir galutinis įvertinimas, kiekgi tas besimokantysis būtent gavo. Kokiegi yra mikrokredencialo privalumai, principai, pliusai, jeigu taip galbūt galima pavadinti, tai pirmiausia, tai yra, kad aiškus ir dokumentuotas, reglamentuotas dokumentas, be abejo atsiranda skaidrumas, kadangi į bet kokią skaitmeninę platformą, iš kurios jūs norėtumėte išdavinėti, šiuo atveju aš apie Europassą kalbu, bet tikrai tų platformų yra daugiau. Ta informacija yra suvedama dažniausiai iš, jeigu tai yra dalykas arba jeigu tai yra programa, jinai turi turėti ir tikrai tikiu, man pritarsite, turi dalyko aprašus, programos aprašus ir jau ta informacija jinai yra tiesiog perkeliama į skaitmeninę platformą, iš kurios mes norime išdavinėti. Ir čia atsiranda, kad skaidrumas, kad tai
mažiau įsivelia klaidų ir tikrai yra aiški informacija. Taip pat, kad atitinka darbo rinkos poreikius, būtent vėlgi tas vertinimas ir ta aiški visa vertinimo sistema. Besimokantysis yra pats savininkas, nes jisai gauna į elektroninį paštą būtent ir jisai gali parsisiųsti, jeigu jis jau turi Europass įkūrę savo paskyrą, mikrodencialas nukeliauja automatiškai. Autentiškas, aiški informacija ir visą laiką irgi taip pat ir Europos komisija ir mes tiesiog darėme apklausas, klausėme, ko reikia, kaip reikia, tai vėlgi, kad diskutavom su tais mūsų irgi besimokančiaisiais, kurie gavo ir kurie mes išdavinėjom tuos mikrokredencialus. Tai būtent, kad mes irgi orientavomės į tuos mūsų besimokančiuosius. Kaip ir minėjau, mikrokredencialų išdavimo platformų tikrai yra ne viena, lygiai taip pat mes pilotavome ir iš Moodle aplinkos, kad galima išdavinėti, bet tokia, kur tarptautinė ir tikrai užtikrinamas tas tarptautiškumas, tai yra Europass skaitmeninė platforma, kurią gali naudotis bet kuri nepriklausoma aukštoji mokykla, ar kolegija, ar universitetas, ar profesinio mokymo centrai. Tikrai gali jungtis, registruoti savo programas, dalykus, kursus į Europass platformą ir išdavinėti mikrodencialus. Vienintelis dalykas, kogi reikia, tai pradėti nuo to galvoti, kad jeigu mes vis tik norim išdavinėti, tai kogi mums reiktų. Tai pirmiausia yra elektroninio spaudo įsigijimas. Elektroninį spaudą irgi taip pat Lietuvoje galima įsigyti ir iš privačių įstaigų, bet visą laiką yra rekomenduotama iš valstybinių, tai šiuo atveju būtų iš registrų centro pas mus Lietuvoje. Tada be abejo programos dalyko įvedimas į Europass infrastruktūrą. Ko čia reikia? Tai tiesiog arba fizinis žmogus tai daro ant savo, pavyzdžiui, paskyros susikūręs, arba galima sukurti paskyrą registruoti institucijai. Ir tada suvedinėjama informacija būtent apie programą, kiek tos informacijos yra suvesta, tiek informacijos atkeliaus ir į tą būtent skaitmeninį mikrokredencialą. Ir jau paskutinis žingsnis yra informacijos apie besimokančiuosius suvedimas ir be abejo mikrokredencialo išdavimas. Aš čia atsiprašau, gal kažkur skubu ar ką, tai tikrai vėliau atsakysiu į jūsų kilusius klausimus, bet vis žiūriu, labai nenoriu užtempti ir laiko. Ir kaip ir minėjau, kaipgi tai atrodo būtent, tai čia vat irgi ekrano nuotrauka yra jau iš mūsų išpilotuoto projekto metu ir išdavinėjo mikrodencialus besimokantiesiems, tai kaip ir sakiau, besimokantysis gauna laišką tokiu formatu, kur tiesiog atrodytų tai yra skaitmeninis pažymėjimas. Bet jeigu atkreiptume dėmesį, yra prisegtukas faile, tai reiškia, jis jau atsineša su savimi informaciją. Tai yra apie įvertinimus, apie dalyko rezultatus, tai kas buvo prieš tai suvesta, jeigu galima sakyti, institucijos atstovų į būtent skaitmeninės platformas. Tai atkeliauja toksai laiškas elektroniniu paštu. Kaip atrodo būtent Europass infrastruktūroje mikrodencialas, tai jeigu atkreipsite dėmesį, irgi taip pat tos informacijos gali būti labai daug, gali būti labai mažai. Irgi iš pradžių yra pažymėjimas, o šone atkeliauja jau platesnė informacija. Tai pavyzdžiui, apie atsiskaitimus, apie kiekvieno atsiskaitimo rezultatus, gautus įvertinimus, apie jeigu mes prisegėm rezultatus, kad aš atlikau testą ir aš, pavyzdžiui, gavau tokį vertinimą ir pasiekiu tokius rezultatus, tai tie rezultatai atkeliauja ir tų užduočių, tos informacijos tikrai gali būti suvedama labai daug ir jinai visiškai visa tada atkeliaus ir į mūsų skaitmeninį mikrokredencialą. Suvesime mažiau, atkeliaus natūralu jos mažiau. Kaip atrodo pačiam Europasse profilį, nes manau, kad tikrai dauguma mūsų turime profilius Europass platformoje. Tai priekyje yra mūsų CV, taip paprastai pasakius, o po apačia gali būti ir yra visi mūsų gauti skaitmeniniai mikrodencialai.
ir mes, pavyzdžiui, spaudžiame ant jo ir jisai išsiskleidžia. Ir lygiai taip pat, jeigu mūsų CV yra vieši profiliai, mes galime irgi nustatyti, kuriuos mes norime rodyti, kad, pavyzdžiui, kaip pavyzdys darbdavys arba siunčiat kažkam savo CV, ką mes norime rodyti ir ko mes nenorime rodyti. Dažnai irgi būna klausimų, kad o tai ką man daryti, aš dabar gavau iš Europasso mikrokredencialą, bet aš neturiu savo susikūrusio profilio Europass, tai kaip man ar įmanoma įkelti. Tai jeigu, kaip ir minėjau, turi žmogus savo profilį ir yra įvedęs elektroninius paštus tinkamus, viskas tvarkoj, sistema susisieja. Jeigu žmogus neturi profilio ir susikūrė vėliau, tai lygiai taip pat, kuomet mes gauname laišką, mes galime visą tai, tą failiuką gautą, įkelti į Europass platformą ir irgi taip pat bus toks pat rezultatas ir irgi taip pat galėsime dalintis būtent savo turimais pasiekimais su, šiuo atveju, jeigu taip galima sakyti, darbdaviais. Ir ačiū labai uždėmesį ir tikrai kviečiu paeksperimentuoti, pabandyti užregistruoti nors vieną dalyką į Europass platformą. Dėkojame Jums, Indre. Ir iš tiesų, mikrokredencialų kontekste visi esame, ko gero, jų gavėjai, visi besimokantys ir turintys teisę jos gauti ir mokymuose visą gyvenimą. Besimokantieji, tiek mes patys kaip besimokantieji, ko gero, ir būsime tų mikrokredencialų savininkai ir viso paketo turėtojai įvairių kompetencijų. O kol kas tai gal trumpai Jums padėkoju. Norėčiau jau iš karto kviesti mūsų baigiamąją pranešėją, gerbiamą Rimantę Čepauskaitę atstovaujančiąją Liedum. Rimantė, prašome. Taip, dėkoju. Taip, jis jau kraunasi. Taip, manau, turėtų matytis jau, nes pagal tai, ką aš matau savo ekrane. Tai iš tiesų... Taip, aš pristatysiu projektą, kuriame dalyvauja Liedum asociacija. Tai būtent vienas iš mikrokredencialų tipų nagrinėjamas šiame projekte ir pristatomas, tai būtent skaitmeniniai ženkleliai bendrųjų gebėjimų atpažinimui bei vertinimui. Ir šis projektas iš tiesų yra ankstesnio projekto tęsinys, skirta švietimo ir mokymo transformavimui, atkreipiant dėmesį į bendruosius gebėjimus. Ir būtent šiandienos dinamiškam ir daugiakultūriniam pasauliu gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, prisitaikyti, emociškai augti yra toks pat svarbus kaip ir techninės žinios. Ir būtent dėl šios priežasties Disko SMS projekto metu yra kuriama metodika, kuri padėtų atpažinti šiuos svarbius gebėjimus bei naudoti atvirųjų ženkliukų technologiją, būtent pripažinimui bendrųjų gebėjimų. Tai iš tiesų šiame projekte dalyvauja net 6 partneriai projekto. Iš esmės pagrindinis projekto koordinatorius yra Budapešto technologijos ir ekonomikos universitetas. Na, o kiti projekto partneriai yra tokie kaip Ogrės technikos mokykla iš Latvijos, Militos Consulting iš Graikijos, taip pat inovacijų mokymo centras Ispanijos, žinių ir inovacijų centras iš Maltos, na ir žinoma Liedum asociacija. Šio projekto tikslas yra gerinti švietimą ir mokymą, taip pat daugiau dėmesio skirti bendrųjų gebėjimų atpažinimui ir taip pat planuojama yra parengti metodiką bendrųjų gebėjimų atpažinimui deranti su Open Batch platforma, na ir žinoma sukurti rekomendacijas bei mokomuosius kursus, kuriuose būtų taikomi žaidybinimo metodai, naudojant skaitmeninius atviruosius ženklelius, taip pat siekiant atpažinti ir pripažinti bendruosius gebėjimus, kurie padėtų besimokantiesiems adaptuoti socialinėje ar profesinėje aplinkoje. Be abejo, mokomoji medžiaga yra skirta mokytojams, instruktoriams, kurie mokymus ves ir be abejo dėstytojams. Ši mokomoji medžiaga bus, mokomieji dalykai, kursai bus parengti keliomis kalbomis, ne tik anglų, tačiau ir vengrų, lietuvių, ispanų, graikų,
kalbomis. Na ir žinoma, šie parengti moduliai bus skirti savarankiškam mokymuisi, be abejo bus galimybė parsisiųsti tam tikrus dokumentus PDF formate, kad būtų lengviau taikyti parengtą projekto medžiagą praktinėje veikloje. Toliau kalbant apie projekto rezultatus, iš tiesų, pirmasis rezultatas jau yra parengtas, tai yra 3 straipsniai skirti 3 modulio temoms, tai yra žaidybinimui, taip pat bendrųjų gebėjimų ugdymui, ir bendrųjų gebėjimų akreditavimui. Tai pirmasis iš šių straipsnių yra apie gerųjų praktikų pavyzdžius ir rekomendacijos taipogi pateiktos, kaip pagerinti švietimą naudojant atviruosius ženklelius, taikant žaidybinimą. Pateikiama tokia kaip ir informacija, kaip atvirųjų ženklelių taikymas gali stiprinti motyvaciją ir įsitraukimą švietime. Be abejo, siekiama paaiškinti žaidybinimo švietime koncepciją ir išskirti skaitmeninius ženklelius iš mikrokredencialų, aptarti motyvavimo sistemas, pristatyti gerąją ženklelių diegimo praktiką, ir žinoma pademonstruoti sėkmingus atvejų tyrimus ir panašiai. Ir žinoma pateikiamos yra straipsnėje pirmajame įžvalgos bei praktinės gairės pedagogams, ir žinoma suinteresuotosiams šalims, kaip būtų galima panaudoti atviruosius ženklelius žaidybinimui, mokymosi patirčiai gerinti. Antrajame straipsnėje iš tiesų apie skaitmeninių ženklelių naudojimą bendrųjų gebėjimų pripažinimui daugiausia dėmesio skiriama būtent gerai atvirųjų skaitmeninių ženklelių naudojimo praktikai, pripažįstant bendruosius gebėjimus, pasitelkiama yra teorinė analizė, be abejo pateikiamas gerosios praktikos pavyzdys iš vieno iš universitetų, kuriame Moodle nuotolinio mokymosi platformoje buvo renkami duomenys, ir apie tai, kaip skaitmeninių ženklelių kūrimą ir taikymą studentams. Ir žinoma, trečiasis straipsnis, tai būtų apie sukaupiamumo planavimą neformaliojo mokymosi ir bendrų įgūdžių pripažinimo srityje. Jame pristatoma yra Open Batch standartas, taip pat šio standarto galimybių išplėtimas, be abejo, kuris padėtų sukurtai skaitmeninių ženklelių kaupimo bei išdavimo platformai, papildyti jos funkcionalumą bei galimybes, būtent bendrųjų gebėjimų kredencialų kaupimui. Žvelgiant toliau, antrą rezultatą, kad pasiektume, yra pradėti kurti 30 valandų trukmės kursai iš 3 modulių, tai būtent kaip naudoti atviruosius ženkliukus motyvacijai skatinti, naudojant žaidybinimo elementus, bendrųjų gebėjimų atpažinimui, kaip atviruosius ženklelius naudoti, ir žinoma informacija ir trečias modulis apie DCP platformą, tai būtent apie suderinamumą ir tikrintojų vaidmenis. Be abejo, kaip ir minėjau, medžiaga prieinama bus 5 kalbomis. Šiuo metu yra parengta medžiaga anglų kalba, ir žinoma yra atliekami vertimai, tad fiziškai parodyti dar kol kas negaliu, kadangi dar nėra viešai prieinama viskas. Ir žinoma, kalbant apie pirmąjį modulį, apie ženkliukų motyvaciją, skatinti taikant žaidimų metodus, yra parengta medžiaga anglų kalba. Šios medžiagos turinys apima tiek teorinės įžvalgas, atvirųjų ženklelių dizainą, pavyzdžius bei aišku atvejo analizės, taip pat užduotis bei savirefleksijos klausimus. Be abejo, parengtas taipogi jau yra ir antrasis modulis anglų kalba apie atvirųjų ženklelių naudojimą bendriesiems gebėjimams pripažinti. Šios mokomosios medžiagos turinys taipogi apima tiek teorinės įžvalgas, tiek atvirųjų ženklelių dizainą bendrųjų gebėjimų pripažinimui. Be abejo, pateikiami yra pavyzdžiai ir atvejo analizės. Ir žinoma, trumpos užduotis būsimiem besimokantiesiems bei savirefleksijos klausimai.
Taip pat, kaip minėjau, kadangi tai yra ankstesnio projekto tęsinys, tai yra jau sukurta skaitmeninių ženklelių išdavimo bei saugojimo platforma DCP, kurioje galima išduoti, gauti, kaupti, saugoti, peržiūrėti bei dalinti skaitmeniniais ženkleliais į išorę, ne tik kad viduje, tačiau ir į išorę. Na ir kalbant toliau apie tai, kas yra tobulinama būtent šiame projekte, išskiriant skaitmeninių ženklelių išdavimo ir saugojimo platformą, tai yra tobulinami gavėjo skaitmeninės piniginės funkcionalumai, taipogi patvirtinančio funkcijos, be abejo, išduodančios organizacijos bei asistento, kuris galėtų padėti išduodančiai organizacijai valdyti ženklelius ir parengti jų išdavimo procesą. Na, žinoma, administratoriaus funkcijos, kuris prižiūrėtų pačią platformą ir jinai būtų labiau pritaikyta naudotojui. Na ir žinoma, plečiamos ženklelių kaupimo bei apjungimo funkcijos. Kaip žinome, kadangi skaitmeniniai ženkleliai gali būti išduodami pasirenkant tam tikrus lygius, sakykime, 1, 2 ir 3, tai vat būtent tų ženklelių apjungimo į vieną didesnį vadinamąjį ženklelį funkcionalumas yra taipogi diegiamas ir plečiamas. Na ir trumpai apie šį projektą būtų tiek. Iš tiesų, ekrane matote projekto tinklalapį, kuriame pateikiama informacija apie naujausius pasikeitimus, projekto rezultatus, na ir tolesnę projekto vykdymo visą veiklą. Tai trumpai būtų tiek, ačiū, tikiuosi spėjau. Jeigu kils klausimų, mielai kviečiu klausti. Dėkojame Jums, Rimante. Iš tikrųjų, turime projektą su labai tokiu patraukliu Disko SMS pavadinimu, gal ir ta vizualizacija tokia atitinkamai kelianti nuotaiką ir nukreipianti į žaidybiškumą ir į kompetencijų įvertinimą žaidybiškai skaitmeniniais ženkleliais. Man yra tekę vienuose mokymuose prieš keletą metų, atsiprašau, nepasakysiu šeimininko, gauti tokį ženklelį. Galbūt ir kolegoms čia dalyvaujantiems ir ne vieną tokį yra tekę gauti už baigtus mokymus, įgytas kompetencijas, kaip jūs motyvuoja. Gal kažkas pasisakytų iš auditorijos? Arba jūs, Rimante, galbūt atsiliepimą esate girdėję, kadangi projektas tęstinis. Taip, iš tiesų apie skaitmeninius ženklelius atsiliepimas yra teigiamas. Matot, kadangi skaitmeniniai ženkleliai yra tas apdovanojimas, sakykime, tai pavadinkime, kurį iš tiesų gauname nebūtinai už tas techninius pasiekimus, nebūtinai už tai, kad mes esame vertinti įverčių 10, 8 ar panašiai. Būtent skaitmeniniai ženkleliai turi teigiamą pusę tą, kad galima įvertinti tas žinias ir tuos įgūdžius ir kompetencijas, kurios negali būti apibrėžtos skaitinė verte. Tai iš ties tiek pačiai teko gauti, tiek teko naudojantis ankstesnio projekto metu išduoti skaitmeninius ženklelius projekte dalyvavusiems dalyviams, taipogi tiems, kurie pilotavo tą projektą. Teigiami iš tiesų atsiliepimai yra, kadangi jūs tos ženklelius galite taipogi dalintis ir su išore esančiais asmenimis. Tai nebūtinai tik tai vidinis tos platformos, sakykime, pasidalinimas. Galima dėti tiek į socialinius tinklus ir galite parodyti savo kompetencijas, būtent parodydami skaitmeninius ženklelius, nebūtinai sertifikatus ar kitus mikrokredencialus, sakykime, kurie yra išduodami už formalius mokymus. Taip, ačiū. Iš tiesų pasikeitė stipriai per pastaruosius dešimtmečius mokymų įvertinimai ir požiūris. Gerai, gal žvelgiame arba į rašančius, arba galbūt į pasisakančius. Ar šiandienos pranešėjams turėtumėte klausimų? Gal kažkokių komentarų? Pasakyti, kad tikrai visi dalyviai gali dabar tiesiog naudotis mikrofonais ir jeigu turite klausimų ar komentarų, ar tiesiog refleksiją apie visos savaitės ir ne tik dienos į renginį, tai tiesiog tikrai kviečiu pasisakyti. O
naudojantis tiesiog laiku, galvoju, labai noriu padėkoti iš tikrųjų gerbiamai moderatoriai Rasai Škimelienei už puikų darbą, puikiai suvaldytą laiką, nes tikrai baigėme laiku. Tai tikrai labai ačiū Jums už bendradarbiavimą. Na, komentarų ir klausimų tikrai matau kol kas nėra, tai tiesiog leidžiu Jums tada pabaigti, o paskui dar aš turėsiu porą sakinukų ir baigsime renginį. Na, tiesiog apibendrinus, vieną kartą gali asmeniškai įvertinti pranešimų naudą, tą reikalingumą ir iš tikrųjų asmeniškai, kaip ir kiekvienas turbūt sutinkate, kad radome naudingų. Skubėsime jungtis prie nuorodų, kurias galbūt spėjome įsisaugoti įvairių projektų, arba tiesiog mintyse apmastyti ir savo darbe taikyti tai, ką šiandien išgirdome. Ši diena buvo kaip ir paskutinė nacionalinės tos atviro skaitmeninio mokymosi savaitės. Kol kas Jums visiems skiriu įsivaizduojamą ženklelį už šiandienos gerą norą, už pastabas ir ko gero tiek. Buvo malonu pabendrauti tokį, gal, sakykime, pirmą kartą tokioje pozicijoje. Ačiū labai, tikrai smagu, kad dar net ir tokioj pozicijoje kaip moderatoriaus galim irgi suteikti erdvę ir kaip sakot, pirmą kartą pabandyti. Tai tikrai kviečiu sekti liedm.net tinklapį, naujienlaiškį užsisakyti ir tikrai gausite pirmieji informaciją, kad baigėsi savaitė, tai tikrai nereiškia, kad baigėsi mūsų veiklos. Tikrai numatyta dar ir gruodžio mėnesį tam tikri renginiai. Kviesime bendradarbiauti, dalintis ir visa ta informacija, visi įrašai ir tas, kas iš pranešėjų sutiko dalintis savo pranešimais, tikrai bus patalpinta liedm.net svetainėje. Visą tai galėsite patys dar kartelį pasižiūrėti ar pasidalinti su savo organizacijos kolegomis. Ir kaip ir sakiau, kad baigėsi savaitė, tai nereiškia, kad baigėsi mūsų bendradarbiavimas. Kitais metais ir ateinančiais laikotarpiais tikrai laukia daug įdomių ir tikrai labai tikiu naudingų susitikimų. Na, o šiandien visi buvote vakar dienos ir šiandien būsite apdovanoti būtent pažymėjimais, kas yra aktualu turbūt. Na, o apie mikrokredencialus ir ženklelius mes dar vėlgi galvosime ir gal tai bus dar kitas vertinimo lygis. O šiandien labai noriu visiems padėkoti, gražios dienos ir dar kartelį ačiū Rasa Jums. Na ir iki kitų kartų.